Šį mėnesį jums pristatau jau antrą receptą su spagečiais. Tad manau rugsėjai drąsiai galim skelbti Veldan spagečių mėnesių. Ir tai bus carbonara receptukas, kurio ingredientų gramatūras tradiciškai rasite komentaruose. Šiam patiekalui galite naudoti rūkytą kumpį. Bet aš šį kartą pabandymui paėmiau vytintos pažandės. Mėsytę supjaustę štai tokiais kubeliais, ją keptuvėje gerai apkepinsime. Taip pat padažui mums reikės 3 trynių ir 1 kiaušinio baltymo. Ir žinoma, parmezano sūrio. Uždėkime virti spagečius ir nepamirškim, kad spagečiai mėgsta virti puode, kuriame yra daug vandens. Į kiaušinio ir sūrio plakinį įpilkime šiek tiek riebaliuko. Ir viską gerai išmaišę šliūkštelkime šiek tiek vandens, kuriame verda spagečiai. Ir maišome toliau. Tada ant mėsytės uždedame spagečius ir gerai jos išsukame. O išsukę supilame pasigamintą padažiuką. Ir dar kartą viską gerai išmaišome. Ir ką, belieka kviesti šeimyną prie stalo. Jei patiko šis mano receptas, nepamiršk jo paspausti patinka ir būtinai pasek riebų katiną, jeigu dar to nesi padaręs, nes pas riebų katiną receptai kas savaitę.